Tai turim tokią situaciją laukia, prisniga. Ir turim mašiną, kuri turėtų važiuoti ant to sniegą, bet dabar nevažiuoja. Nes išimts yra koilas. O koilas yra išimts dėl to, nes sugeda koilo atraminis guolis. Ir dar sugeda užėdimo spinelė, dėl ko mašina nesikūrė. Ne? Ką pasidarei po paskutinę kartą, kada matėm kompaktą? Prisipirkau ratą, biškai geriau atrodo, koilo jau. Bet matomai ne šitie. Nu, žiemą. Tada pasikeičiau vairą. Kokio vairą? Tas nartis labai gražus. Boom! Labai puikiai. O daugiau laukiu šimto eurų, kada galima saloną susitvarkyti. Jo, nes lubos biškai krenta. Lubos krenta, biškai jūs dažai atlieka. Labai prastai su ta mašina elgiasi. Jo. Tai gerai, varau keisti guolį. Tai va, viskas sudėta. Tokia super gera fitucha. 3 pirštai. Dabar einu konstruoti šitos. Nes pamašau, berinkdams įdėti tokį vieną plasmasiuką. Šitą šūdą pamašau įdėti. Dėl to šratuks viduje nesilaika. Ir nieks neveikia. Surinkam šitą pornografiją nesąmonę. Kažkas vyksta. Kurias? Kurias? Oh yeah. Biškė. Biškį ilgai stovės. Biškė labai stovėjo. Gazą biškį papaus. Biškį reikia prisirinkti. Oh yeah. Oh yeah. Gerai, renkam tada skaikuo ir varom šert. Pagaliau. Tai va, žodžiu. Viskas gerai, tik tais New problem. stabdžiai nešviečia, bet įtariam, kad saugiklis bus. Tai... Bet tai kaip 2 kartus išėlėsim vieną, pakeitėm saugiklį, dabar vėl Jo. nustovėjimą. Nežinau, bet reikės. Reikia kažkokį įrankių pasiimt dėl visą piktą ir varyt šert. Susidurėm su dar viena problema. Tai kad temperatūros nerodo. Ir kuro nerodo. Kas dėl temperatūros biškį gal nėra labai gerai, bet nežinau, reikės gal saugiklus padėti. Tai žodžiu, pašnekėjau su ChatGPT, tokią simptomų kombinaciją ir lemia uždegimo spinelės kontaktinę grupę. Ir jo, čia vat, reikia žiūrėt. Tai vat keli laidai matau yra bandyta čia lituot, kažkas daryta. Tai klausims, kaip čia yra jie sujungti. Nes galbūt jie ir vis atrodo, šiaip dabar reiks pasižiūrėt, pasiūlint, už ką šie laidai yra atsakingi. Atvažiavom užsipilt, kurą užsipilt užsipylėm, bet kurą bentroną. Bentroną? Gerai. Sakė, net nelipt, aš pati padarysiu viską. Nu va. Ir ką dabar, važiuosim taip? Nu, pradžią užsikurkim gal. Nu gal gerai sakai. Tokias įrankius naudojamas. Kokią mašiną tokie įrankiai? Bet kuro nerodo. Tai kodėl nerodo? Nerodo. Važiuosim taip.
second gear. Matai? Gerai buvo. Crazy mančkė. Oh no! O, no. Į pusę. Dabar tik išvažiuoti reikia. Galiu aš pabandyti išvažiuoti. A, ką man dabar reikia daryti? Bandyk atburinį. O ratai tiesiai? Oi, užgas. Tipologija. Jo, ir vairą dar reikia sakyti. Jo. Aš jau filmuoju. Tai žodžiu, kompaktas sugedo. Taip galim pasakyti. Grįžtant atgal pradėjo barškėt motorus. Biškį buvau užkaitęs. Galimai. Galimai. Nes nežinom. Nes temperatūros nerodė. Bet jau. Oi, bet... Gal iki ribotkės gal sutarės? Aš nežinau. Bet baltą metai da galvos tą pripys. Čia galvos tarpinį pėdą. Tikriausiai, kad tuščiai. Padarykit dar, nes kamerą dabar pajungiu. O, blėt, biškai per daug apsėjame. Nu va, galim uždėti, va. Žemiau dar biškai. Garažė šilta bus pakeivoja. Nu, motoras, žinau, gerai pašilta. Neturi kokios muštinę pašilta. Muštinę? Aš turiu valgyti čia pjūti. Nu, tai va, galim padėti pašildyti. Nu, O, koliks irgi turėtų gerai tausti būti. Ne, kolik normaliai, bet vošų dangtelis irgi geras.
Kaip garda. Tai ten man mums išmetimą išvyko. Ten tai tik turi, tik ne, tik ne. Va, dabar jau galim tik išmetyti. Galvau, kad kažkas turėtų panašaus nutikti su užmėsiu, bet ne tiek. Bet labai blogai. Labai gerai verda.